Kiekvieną kartą, kai užduodu klausimą verslo savininkai ir savininkui, kodėl ryžaisi pradėti verslą, beveik visuomet išgirstu tokį patį atsakymą. Verslininkai ir verslininkės norėjo ir tebenori laisvės. Laisvė buvo pagrindinis motyvas atsisakyti garantuoto mėnesinio atlyginimo ir bent jau teorinio saugumo, kurios suteikia samdomas darbas. Tačiau ar tikrai savas verslas suteikė tą laisvę ir ar laisvė toks paprastas dalykas? Šiame epizode pakalbėsiu apie verslo savininkų ar amatininkų laisvės aspektus ir kaip tą laisvę pasiekti. Sveiki, jūs klausotės podcasto Nuo amato prie verslo, kuriame tikima, kad verslas turi būti pajamų, pasiekimų ir pasitenkinimo šaltinis, o ne tik kelti stresą ir deginti laiką. Su jumis aš, šios laidos autorius ir vedėjas, verslo konsultantas, treneris ir efektyvumo fanatas Nerijus Jasinavičius. Jūs klausotės 29-ojo tinklalaidės epizodo. Kaip jau minėjau epizodo pristatyme, vienas iš svarbiausių motyvų, dėl ko žmonės nusprendžia imtis verslo, yra laisvės siekis. Noriu būti pats savo viršininkas, noriu dirbti iš kur noriu, kada noriu, ką noriu, noriu turėti pakankamai pinigų ir taip toliau. Būtent laisvės siekis ir paskatino tuos žmonės pereiti iš taip vadinamos laiko ir pastangų ekonomikos prie rezultatų ekonomikos. Laiko ir pastangų ekonomika – tai tas įprastas samdomas darbas, kai parduodi laiką ir pastangas už fiksuotą atlyginimą ir gauni garantuotą mėnesinį užmokestį. Didžiausias tokios ekonomikos privalumas – tai yra saugumas arba bent jau tikėtinas saugumas, įsivaizduojamas saugumas. Tuo tarpu rezultatų ekonomika – tai kaip pats turi susikurti rezultatą. Pats atsakai už tai, kad atsirastų, ar įmonei susikurtų pinigai, kuriuos galėsi pasiimti savo, investuoti į verslo plėtrą ir pats atsakai už galimybės, kurias susikuri. Tokios ekonomikos privalumas laisvė. Tačiau ta pati laisvė atsineša kitą didelį svarbų aspektą, tai yra tam tikra didelė rizika. Rezultatų ekonomikoje niekas negarantuoja to reguliaraus kasmėnesinio užmokesčio. Ir viskas priklauso tik tai nuo pačio verslininko pastangų. Taigi versle ir amate pats esi atsakingas už savo rezultatą. Tai gali būti baisu, ypač dabar, kai kalbama, kad ateina krizė ar atėjo krizė. Tačiau versle visada yra vienokios ar kitokios krizės ir svarbiausia yra tai, kad niekada nėra jokios garantijos, kad ateityje pas jūs bus pakankami pardavimai ir jūsų įmonė tikrai generuos pinigus. Tačiau toks buvo tų verslininkų ar amatininkų pasirinkimas. Beje, reikia pripažinti, kad dauguma verslininkų nėra tinkami savam darbui. Ir ne todėl, kad jų kompetencija ir kvalifikacija prasta, o todėl, kad jie tiesiog negalėtų dirbti samdomo darbo dėl savo požiūrio. Pavyzdžiui, jie negalėtų turėti savo vadovo ir jiem tas laisvė ir laisvė daryti tai, ką jie nori, yra daug svarbiau negu tas saugumo jausmas. Taigi pakalbėkime daugiau apie tą laisvę, o tiksliau galbūt net ne apie vieną laisvę, o apie laisvės. Aš nekalbėsiu apie fizinę laisvę ar politinę laisvę. Tai labai svarbus dalykai, bet turime pasidžiaugti, kad Lietuvoje šias laisvės turime netgi pagal nutylėjimą. Tačiau besidžiaugiant reikia nepamiršti, kad šiom laisvėm irgi gresia tam tikras pavojus. Todėl nepamirškime pastoviai prisidėti prie Ukrainos rėmimo, nes kad ir kaip keistai galbūt beskambėtų, bet Ukraina šiuo metu saugo mūsų tiek fizinę, tiek politinę laisvę. Aš kalbėsiu apie jūsų kaip verslininko ar amatininko laisvės. Būtent apie tai, ko jūs norite, kas jums yra svarbu. Ir
būtent tas žodis jūs yra pats svarbiausias čia. Kalbant apie laisvės, jūsų laisvės, mes turime suprasti, kad tai yra kas jums svarbu, ne ko kiti iš jūsų tikisi ar mano, kad jūs turėtumėte daryti, bet būtent tai, ko norite jūs. Ir pirmoji laisvė tai yra laiko laisvė. Tai yra laisvė nuspręsti, kada atostogauti, kada skirti laiką kažkokiam rimtam galvojimui, ilgalaikių planų sudarimui. Laisvė skirti laiką jums įdomioms ir vertingoms galimybėms išnaudot ir panašiai. Antra laisvė tai yra piniginė laisvė. Kas yra piniginė laisvė? Tai yra turėjimas pakankamai pinigų investicijoms į verslo plėtrą, į darbuotojų priėmimą, taip pat pakankamai pinigų savo poreikiams, savo tobulėjimui ir norimiem daiktam įsigyti. Ar jūs turite pakankamai pinigų? Ir reikia pripažinti, kad svarbu ne patys pinigai, o būtent tai, kokią pasirinkimo laisvę tų pinigų turėjimas, pakankamų pinigų turėjimas suteikia. Trečia laisvė tai santykių laisvė. Būtent santykių laisvė tai yra galimybė pasirinkti, su kuo norime bendrauti ir dirbti, tiek asmeniniam gyvenime, tiek ir versle. Su kokiais tiekėjais norime bendrauti ir dirbti, su kokiais darbuotojais, kolegomis ir net su kokiais klientais mes norime bendrauti. Nes jeigu mes esame priversti kęsti blogą klientą, kuris nerodo mums pagarbos ir mus šokdina, vadinasi, mes neturime dar pasiekę santykių laisvės. Ketvirtoji laisvė tai yra asmeninės prasmės arba asmeninių tikslų laisvė. Angliškai tai yra freedom of the purpose. Tai yra laisvė pasirinkti, kas jums yra svarbu ir galimybė skirti tam pakankamai savo dėmesio ir laiko. Gyvenime tikrai yra kažkas daugiau nei tik dirbti ir ilsėtis. Kaip sakė Stevenas Covey'us, labai populiarios ir žinomos knygos 7 efektyvių žmonių įpročiai autorius, jisai sakė, kad vienas iš svarbiausių žmogaus gyvenimo tikslų ar dalykų tai yra palikti kažką svarbaus ar vertingo po savęs. Taip sakant, to leave a legacy. Ir tos laisvės, jos nėra lygiagrečios, jos neveltui sudėliotos tam tikrą seką. Aišku, jos yra tarpusavy susijusios ir netgi piniginė laisvė, kuri yra kaip ir jau antro lygio laisvė, įtakoja galimybės turėti laiko laisvę, bet be piniginės laisvės tikrai bus sunku turėti santykių laisvę. Taigi laisvės siekimą reikia pradėti nuo laiko laisvės, ar galbūt net verta pavadinti dėmesio laisvė. Štai knygos Kas, o ne kaip, tai yra Who, Not How autoriai pateikia tokį laiko laisvės apibūdinimą. Mano darbinis verslo laikas ir asmeninis laikas yra suderinti, subalansuoti. Mano laisvalaikis visiškai laisvas nuo darbinių klausimų ir aš turiu pakankamai suplanuoto ir saugomo laiko darbui su geriausiomis galimybėmis. Ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad laiko laisvė tai ne tik galimybė nedarbo metu nedirbti. Laiko laisvė tai yra daugiau. Tai yra taip pat galimybė darbo metu, yra darbo laiką skirti ne tik gaisrų gesinimui, ne tik rutininiams darbams, bet ir darbui su geriausiomis galimybėmis. Tų galimybių paieškai, analizai ir įgyvendinimui. Todėl tenka pripažinti, kad labai didelė dalis amatininkų ir verslininkų neturi tos laiko laisvės. Dauguma negali nedirbti nedarbo metu. Tai yra, jų poilsio laikas nėra atskirtas nuo darbų. Net kai jie nueina į pležą, išvažiuoja atostogauti prie jūros, jiem labai sunku atsitraukti nuo telefono, nuo elektroninio pašto ir panašiai. Beje, tokia situacija gali tapti ir perdegimo priežastimi,
ar net sukelti rimtesnės psichologinės bei psichinės problemas. Bet net tie, kurie sugeba atsijungti nuo darbo klausimų, dažnai darbo metu neturi galimybės skirti savo laiko ir dėmesio tom pačiom svarbiausiom ir geriausiom galimybėm. Tai yra darbui su tomis galimybėmis. Nes jie pastoviai kovoja su gaisrais, užsiema gaisrų gesinimo ar panašiai. Todėl jeigu jūs negalite skirti savo laiko darbui su geriausiamis verslo galimybėmis, net jeigu jūs turite ir galimybės atostogauti, bet darbo metu negalite dirbti su jum geriausiom galimybėm, vėlgi jūs dar neturite pakankamos laiko laisvės. O kai nėra laiko laisvės, jums bus sunku pasiekti ir kitas laisvės – pinigų, santykių bei asmeninės prasmės laisvės. Nes jeigu jūs praleidžiate pačias geriausias galimybės, nes neturite laiko, o kartais net nepastebite tų galimybių, kaip jūs užtikrinsite didesnės pajamas ir didesnį pinigų uždirbimą. Bet prieš kalbėdami apie laisvę dirbti su geriausiom galimybėm, vis dėlto pirmiausiai įsivertinkim galimybę pailsėti. Koks jūsų santykis yra su poilsiu? Įprastai būna vienas iš dviejų santykių tipų. Tai yra taip vadinamas apdovanojimo santykis arba atsinaujinimo santykis. Apdovanojimo santykis tai yra, kai ilsimasi tik tada, kai nudirbti visi darbai, mes žinom, kad visko nudirbti neįmanoma, arba kai visiškai nusivaroma, kai jau išsenkama, arba kas nors liepia patostogauti, pavyzdžiui, žmona, arba ta pati sveikata liepia patostogauti. Jeigu pas jūs yra apdovanojimo santykis, jūs labai retai kada pilnai atsistatote. Atstatote savo jėgas. Beje, vėlgi jau minėtoje knygoje Stevenas Covey'us 7 efektyvių žmonių įpročiai, jis ten kalba apie tą vadinamą laiko kvadrantą, kur suskirsto darbus į 4 tipus pagal svarbą ir skubą. Pirmo kvadranto darbai tai tie, kurie yra skubus ir svarbus. Liaudyje dar taip vadinami gaisrai. Antro tipo darbai tai yra tie, kurie yra svarbus, bet neskubus. Trečias tipas darbų tai yra skubus, bet nesvarbus. Ketvirtas nesvarbus ir neskubus. Tai poilsis, skirtingai nuo daugelio žmonių manimo, kad tai yra nesvarbus darbas, poilsis yra svarbus, bet neskubus darbas. Kodėl tai yra svarbus, bet neskubus? Nes jeigu mes jį ignoruosim, tą neskubų darbą, kažkuriuo metu jisai užsidegs ir taps labai skubiu. Jeigu mes neskirsime pakankamai laiko pailsėjimui, mes išseksim ir sveikata, tiek psichologinė, tiek fizinė privers mus patostogaut. Gerai, jeigu dar duos antrą šansą. Štai kodėl atsinaujinimo santykis su poilsiu yra daug geresnis. Atsinaujinimo santykis su poilsiu tai yra, kuomet poilsis planuojamas iš anksto. Aš, pavyzdžiui, visuomet darydamas savo metinį planą, metinius tikslus nusistatydamas ir panašiai, patį pirmą dalyką, ką susiplanuoju metuose, tai ilgalaikės atostogas. Tokias, kur yra bent savaitės ar kelių savaičių. Labai dažnai planuodamas tas ilgesnės atostogas, aš dar net nežinau, ką per jas veiksiu, bet susiplanuoju ir įsidedu į kalendorių. Ir jau žinau metų eigoj, kad tos dienos, tas laikas pas mane yra užimtas ir aš į jį jau nieko kito nesusiplanuosiu. Mes turim suprast, kad poilsis nėra prabanga, tai yra būtinybė, kad galėtumėm užsikrauti energijos, atsigauti ir toliau būti efektyvūs. Juk liaudies išmintis sako, kas nutinka nuvarytiems arkliams. Šioje vietoje puikiai tiktų vieno sėkmingiausio nekilnojamo turto agentūrų įkūrėjo Keller Williams, pasaulinės nekilnojamo turto agentūros įkūrėjo, bei pasaulinio bestsellerio Tik vienas dalykas autoriaus Gary Keller citata:
kad sėkmingi žmonės ne atostogauja tarp darbų, o dirba tarp atostogų. Tačiau net turėdami atostogų laiką, jūs dar neturėsite pilnos laiko laisvės, nes jūs turite atrasti laiko pakankamai apsaugoto laiko darbui su didžiausiomis galimybėmis. Kad ir kaip atrodytų keistai, tačiau bet kurio verslininko ar verslininkės, amatininkės ar amatininko sėkmė pirmiausiai priklauso nuo jo įgūdžių ir sugebėjimo valdyti savo dėmesį ir laiką. Beje, toks trumpas nukrypimas Harvardo verslo mokyklos profesorė Ashley Whillans savo knygoje Time Smart – How to Reclaim Your Time and Live a Happier Life, protingas laike, kaip atgauti savo laiką ir gyventi laimingesnį gyvenimą, teigia, kad laiko skurdas pasaulyje yra daug didesnis nei piniginis skurdas. Ir laiko skurdas veda prie daug didelių blogybių, sveikatos, santykių ir panašiai. Todėl stenkitės mažinti savo laiko ir dėmesio švaistymą. Ir dažniau savo užsiduokite šitos klausimus. Ar tai, ką dabar darau, tikrai turi būti padaryta? Ar tikrai tas dalykas, tas darbas yra svarbus? Ar jis kuria vertę? Kitas klausimas, ar tikrai tą darbą turiu daryti aš? Ir ką aš galiu pakeisti, kad to darbo man daryti nereiktų? Ir trečias klausimas, ar tikrai tą darbą turiu daryti dabar? Galbūt tą darbą galima padaryti vėliau. Ir pradėję tobulinti savo laiko ir dėmesio valdymo įgūdžius, beje, galite dar pasiklausyti ir trečiąjį epizodą, kuriame aš irgi kalbu apie tai, kur turi būti skiriamas verslininko dėmesys. Kai pagerinsit laiko ir dėmesio valdymo įgūdžius, atrasite daugiau laiko, kurį galėsite panaudoti darbui su geresnėm galimybėm, tai įgalins jūs įgauti piniginę laisvę, o piniginė laisvė įgalins jūs turėti santykių ir prasmės laisvę. tą ir norėjau palinkėti, šiandien tiek ir susigirdėsime kituose epizoduose. Dėkoju, kad klausėtės. Ir nepamirškite užsiprenumeruoti šį podcastą, kad visuomet gautumėte informaciją apie naujausias laidas. Taip pat būsiu labai dėkingas, jei įvertinsite šį podcastą palikdami atsiliepimą savo įprastoje podcastų platformoje. O jei pažįstate kažką, kam jūsų nuomonė šis podcastas būtų naudingas, būtinai pasidalinkite. Iki!